Tai ką, sveiki visi. Sunku, labai labai sunku iš tikrųjų yra filmuoti dabar tokį video po tiek visokio padaryto darbo. Tai sveiki visi, mano vardas yra Vakaris, kas dar manęs nežinot. Lygiai prieš savaitę išleidau savo patį pirmą dokumentinį filmą pavadinimu Permainų metai. Šiandien yra sausio 19 diena, filmas buvo išleistas sausio 12 dieną, tai praėjo lygiai savaitę po išleidimo. Tai nusprendžiau, ir ne aš nusprendžiau, iš tikrųjų mano Instagramo sekėjai nusprendė, kad reikia padaryti atskirą video, kaip visa šita idėja filmo buvo įgyvendinta. Tai yra tūkstančiai dalykų, kuriuos aš dabar šiandien jums galėčiau papasakoti, tačiau manau, kad atrinkau geriausius, manau, atrinkau pačius svarbiausius. Žodžiu, viskas prasidėjo rugsėjo 13 dieną, buvo eilinė diena, buvo trečiadienis ir mokslo metų pradžia, 12 klasės pradžia ir aš tiesiog ėjau į mokyklą. Ir kadangi aš esu abiturientas šiuo metu, labai norėjau studijuoti kažką su filmų inžinerija susijusius, ten su videografija. Ir aš pagalvojau, kad stojant į tokius universitetus reikia portfelio. Svarbiausias dalykas yra portfelis, aišku, įeina ten ir IELTS egzaminai, anglų visokie ir taip toliau, bet svarbiausias dalykas, į kurį žiūri universitetai, yra portfelis. Tai yra visokie CV, tavo padaryti darbai, ten ir bla bla bla. Ir aš supratau, kad aš galėčiau būti kažkuo išskirtinis nuo likusio pasaulio videografų, kurie stos tais pačiais metais kaip ir aš. Bet pagalvojau, kad aš dar neturiu pakankamai portfelio, kad galėčiau ten kiaurai viską eiti. Ir teoriškai aš dabar kiaurai niekur neįsiu, bet vis tiek kažkokį pliusiuką savo pasidėjau sukurdama šitą filmą. Tai žodžiu, aš ėjau į mokyklą, buvo eilinis trečiadienio rytas, mokslo metų pradžia, kaip ir minėjau, ir man tiesiog kilo mintis, o jeigu aš sukurčiau filmą. Ir aš tiesiog einu, groja pas mane ausinėse muzika, ir aš taip einu ir galvoju, okei. Ir tuo metu trečiadienį aš turiu 9 pamokas su langais ir aš iki pačių 5 sėdėjau mokykloje. Visą dieną nuoširdžiai mokyklai tiesiog taip drebėjo kelienas, taip tiesiog nenusėdėjau vietoj, galvojau, blemba, reikia greičiau grįžti namo, pradėti kurti, reikia galvoti, brainstormint. Ir aš visą dieną mokykloje per pertraukas ypatingai tiesiog galvodavau ir galvoju, okei, čia tą galiu padaryti. Ir aš kai grįžau namo tą trečiadienio vakarą, aš supratau, kad aš neturiu nei resursų, nei ten įrangos, nei tiesiog tos pačios patirties, nei komandos, kaip aš vienas pats galiu sukurti filmą. Čia yra visiškai misija neįmanoma. Ir aš kaip ir eilinis šių laikų bernas tiesiog nuėjau paguglinti. Ir aš pradėjau guglinti, ko reikia, kad sukurti filmą. Ir man ten pradėjo mėtyti. Reikia ten 100 žmonių komandos, reikia kažkur 200 000 biudžeto, ten reikia labai brangios įrangos, reikia visokius spotus susirašyti, reikia scenarijų kurti, montuoti filmą metus laiko. Ir aš toks, wow, galvoju, kas čia per nesąmonę, ką aš iš viso sugalvojau, čia yra visiškas bullshit, atsiprašant. Bet tada pradėjau googlinti, kaip yra įmanoma sukurti solo filmą. Ir man išmetė 2 pasirinkimus. Trumpametražinis filmas arba dokumentinis filmas. Ir turėkite omeny, kad tuo metu aš visiškai negalvojau, kad kursiu filmą apie savo nueitą kelią, aš tiesiog norėjau tiesiog paprastą filmą padaryti. Ten 1,5 valandos paprastą filmą. Ir aš kaip paguglinau, man išmetė, kad gali daryti arba trumpametražinį, kuris nereikalauja tiek daug resursų. Ir su mano kameros, kurią aš dabar filmuoju šitą video, įmanoma padaryti trumpametražinį filmą su geru color gradingu, ten spalvų tvarkymu ir taip toliau. Bet man dar išmetė labai užkabino akį, kad dokumentinis filmas. Dokumentinis filmus padaryti yra žymiai lengviau, nes tu tiesiog pasakoji istoriją, scenarijų parašyti yra žymiai lengviau, nes tiesiog tu pasakoji tai, kas iš tikrųjų vyko, o ne, tu neturi kažko kurti, pridėti, ten sugalvoti, tiesiog viso filmo, ne kažką. Tu tiesiog pasakoji taip, kaip viskas įvyko. Ir aš sėdžiu, aš maždaug tiesiog atsilošiau nuo kėdės ir tiesiog sėdėjau, nežinau, gal kokią valandą, pusę valandos. Aš galvoju, apie ką aš kursiu dokumentinį filmą, aš neturiu nei apie ką kurti, ką aš iš viso darau. Maždaug buvo taip pat. Ir aš sėdžiu, aš galvoju, palaukit, žiauriai vandens noriu tu. Okei, galim tęsti. Ir aš tuo metu tiesiog neturėjau apie ką kurti filmą ir tada pagalvojau, sausio 12 dieną yra lygiai metai, kaip aš esu ir dirbu videografu. Ir labai keistai man iš pradžių šitą idėją nuskambėjo, bet aš tiesiog sėdėjau ir galvoju, o jeigu aš sukurčiau dokumentinį filmą apie save. Dar kartą primenu, visas veiksmas vyko rugsėjo 13 dieną, kas yra labai senai, prieš 5 beveik mėnesius. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, gal idėja. Iš tikrųjų gal idėja. Aš tą trumpametražinį filmą galėčiau naudoti kaip portfeliui stojant ir aš prie to pačio tam filme pasakočiau apie savo nueitą kelią, tai teoriškai universitetai
dar labiau tai žiūrėtų. Ir aš supratau, kad, čia iš tikrųjų yra idėja, kurią aš tikrai turėčiau gyveninti, privalėčiau gyveninti. Ne, žodžiu, nerandu žodžiu. Ir kažkaip viskas ir tuom ir pasibaigė. Aš, kadangi trečiadienis išvažiavau šokio repeticiją vakare ir tiesiog kažkaip biškį gal ir primiršau, tiesiog apie tai per daug nebegalvojau. Kuomet netėjo ketvirtadienis ir aš vėl prisėdau namuose ir aš supratau, gerai, reikia padaryti šitą tikrai. Vėl viskas užsibaigė ir tada atėjo rugsėjo 15 dieną. Rugsėjo 15 dieną aš supratau, kad aš iš tikrųjų noriu šitą idėją gyveninti ir man reikia pradėti dirbti ties filmo scenarijum, jau pradėti, nes iš tikrųjų, kaip googlinau, kad filmą sukurti reikia metų, pusantrų, kol parašai scenarijų, kol viskas susifilmuoja, kol sumontuoji. Ir aš labai didelis darbas. Ir aš, kadangi dar tuo metu buvau absoliučiai vienas, aš supratau, kad man reikia paskubėti, nes aš iki to sausio mėnesio tikrai nieko nespėsiu pasidaryti. Ir pradėjau dirbti ties scenarijum. Ir ačiū Dievui, aš sugalvojau filmuoti visą savo eigą nuo pat rugsėjo 15 dienos, nes šito video aš dabar tikrai nefilmuočiau, jeigu nebūčiau sugalvojęs. Ir sakykime taip, kad aš turiu mini klipuką iš rugsėjo 15 dienos, tiesiog pasižiūrėkit. Sveiki visi, šiandien yra rugsėjo 15 diena ir aš pradėjau kurti filmą dokumentinę apie save. Tai, žodžiu, aš nesu pradėjęs rašyti nei skripto, nesu pradėjęs nieko daryti. Realiai šiandien yra pati pirmoji diena ir aš žiauriai tikiuosi, kad man pavyks. Žiauriai. Gal taip geriau, ne? Neįsivaizduoju, nei nuo ko pradėti, neįsivaizduoju, kaip daryti, ką daryti, bet žiauriai tikiuosi, jog gausis. Viskas puikiai. Žiūrėsim kaip gausis, updatinsiu, ryt varau vestuvės, tai turiu varyti ruoštis, o šiandien dar biškį paliksiu viską iš šono, reikia viską apgalvoti, pabrainstormint. Let's do this. Tai vat dabar šitą klipą žiūrėti yra iš tikrųjų labai keistas jausmas, nes labai didžiuoju savimi, labai didžiuoju savo komandą, kurie prisidėjo prie šito filmo ir iš tikrųjų labai daug žmonių prisidėjo visiškai savanoriškai. Dabar, kai sėdžiu, galvoju, kad gal tas filmas nesigavo taip, kaip norėjau, gal tas filmas nesigavo toks geras, kaip tikėjaus, bet labai iš tikrųjų yra geras jausmas, kad mes jį jau padarėm ir aš galiu ramiai sėdėti, visiškai neskubėdamas, penktadienio vakarą tiesiog sėdėti prieš kamerą ir pasakoti jums istoriją, kaip šitas filmas buvo nufilmuotas. Tai vat, scenarijų rašyti sekės tragiškai. Dabar yra sausio 17 ir aš dirbu, man žiauriai monitorius nešvaras. Dirbu ties skriptu. Scenarijum. Sunkiai, kokias žiauriai sunkiai. Aš iki spalio pirmos realiai scenarijaus buvau parašęs tik 2 eilutės, ten 2 sakinius, 3 sakinius gal. Ir iš tikrųjų pradėjau tiesiog grįžti į realybę, kad čia nesąmoningai idėja tiesiog ir man nepavyks nieko padaryti. Aš jausiuos labai durnai, nes aš jau draugam buvau pasakęs šitą idėją, kai kuriem ir kažkaip durnai pasijaučiau ir galvoju, gerai, reikia man pagalbos. Ir tuomet parašiau Elvinui, mano labai geram draugui, mano klasiokui, Elvinui Kazakauskui, kas žiūrėjot filmą, matėt filmo kredituose, kad Elvinas buvo parašytas kaip režisierius, nes iš tikrųjų Elvinas prisidėjo žiauriai daug prie šito filmo. Ir aš jam parašiau, žiūrėk, pameni, aš tau vakar sakiau apie tą filmų idėją, gal galėtum biškį pagelbėti, žinai, ten pabūti operatorium, padėti biškį parašyti scenarijų. Ir Elvinas absoliučiai, kas yra labai keista, absoliučiai tiesiog sutiko su šitą idėją. Aš galvoju, gerai, vieną komandos narį turiu, važiuojam. Ir mes su Elvinu buvom susitikę pas mane, mes rašėm scenarijų ir mums labai sunkiai sekės, žiauriai sunkiai. Sėdėjom gal pas mane, dabar neatsimenu, kurią tiksliai dieną, gal rugsėjo 18 ir kaip sakiau, tiesiog per kelias valandas 2 sakinius parašėm ir tai gavos taip, kad aš tiesiog tų sakinius ištryniau tiesiog, nes man nepatiko. Ir aš tada prisiminiau, kad aš turiu giminaitę vardu Inga, kuri yra renginių vedėja. Ir aš supratau, kad giminaitė iš tikrųjų labai gali prisidėti, nes labai gerai mane pažįsta. Ir tas scenarijaus rašymas, matot, kaip ir supranta dokumentiniuose filmuose, negali bet kas rašyti scenarijų. Nes, pavyzdžiui, tikrai niekas nežino tikslios mano istorijos. Visi žino, kaip ten įvykius tam tikrus, bet kas iš tikrųjų vyko taip, kad aš sėdžiu čia prie kompo, ta prasme, aš vienas šitą sėdžiu ir niekas daugiau nežino. Ir niekas kitas negali parašyti scenarijus tik kaip aš. Bet geriausi mano draugai ir, pavyzdžiui, giminė iš tikrųjų žino kažkiek daugiau negu kiti. Ir aš parašiau tai savo giminaitai, papasakojau viską, ką aš noriu padaryti. Ir jinai sutiko padaryti ir prisidėti ir padėti parašyti scenarijų. Ir mes sėdom nuotoliu, tiksliau, aš rašiau, siunčiau jai, jinai taisė, mes susiskambinę aptariam, aš ištrinu, rašau iš naujo, jai siunčiu, susiskambinę aptariam, biškį ištrinu. Ir va taip gavos, kaip sukos, tiesiog Elvinas dar irgi prisidėjo. Ten, nežinau, mėnesį, gal kažkur, plius minus. Šiaip ilgą laiką nefilmau, dabar yra spalio 4 diena jau.
Ir iš tikrųjų, kuo toliau, tuo geriau. Ir aš tada suradau tokią programą pavadinimu Milanote ir iš tikrųjų labai visiems rekomenduoju, visiškai čia nei rėmėjai, labai norėčiau, kad būtų, bet gaila. Nei rėmėjai, nei kas, tiesiog iš tikrųjų programa, kuri labai padėjo parašyti scenarijų. Tai aš Milanote susikūriau naują kaip folderį, kaip projektą, kaip aplankalą, kurį pavadinau filmas. Ir kaip Milanotas veikia, tai tiesiog tu gali užrašyti visokius užrašus, siūsti nuorodą savo bendradarbiam, draugui, ten šeimos nariui. Ir jisai su ta nuoroda gali prisijungti prie to pačio dokumento ir koreguoti viską. Arba rašyti. Tad mes taip su Elvinu ir darėm. Aš ten Elvinui buvau nusiuntęs tą Milanoto filmo projekto nuorodą ir aš rašiau, Elvinas ten man rašė idėjas. Ten aš išvažiuoju kur nors, Elvinas biškį padirba ties tom idėjom, pabrainstormina, aš grįžtu namo, atsisėdu, matau visas Elvino idėjas. Ir va tas yra iš tikrųjų labai gerai, tas man labai iš tikrųjų padėjo, tai ačiū tau, Elvinai, nežinau, kad tikrai šitą video žiūri. Ir visa tai tęsias iki spalio 17 dienos. Ta rutina tokia, kur tiesiog rašai, galvoji, rašai, galvoji, rašai, koreguoji, trini. Ir labai išvargino, buvo labai atsibodę, tikrai, kad kai kuriais momentais net galvodavau, kad nesąmonė, ten čia nieko nepavyks su šitu ir taip toliau, nes jau buvo atsibodę, o dar tik nepilną mėnesį buvo dirbama ties šitu. O scenarijų aš rašiau iki lapkričio 1 dienos. Lapkričio 2 dienos naktį aš pabaigiau rašyti scenarijų ir aš tokio gero jausmo, kai padėjau paskutinį tašką scenarijui, dar turbūt nesu gyvenime jautęs. Kaip ir sakiau, buvo labai pavargta, tačiau spalio 17 diena buvo tokia šiek tiek ypatinga, ypatingesnė už kitus, nes spalio 17 dieną aš nufilmavau patį pirmą savo filmo kadrą. Žiaurus vėjas. Šiandien yra spalio 17. Scenarijų dar tik pusėjom, bet jau filmą pradedu. Nes tiesiog oras žiauriai geras. Tai jo, žiauriai didelis vėjas, tikiuosi droną nesugadinsiu. Tai tie kadrai buvo tiesiog įžanginiai kadrai filmo, ten kreditų, kur su dronu mažiekius rodau, tai va ten tada tą dieną ir pradėjau aš juos filmuoti. Ir scenarijų rašiau iki lapkričio 2 dienos, tai aš net nebuvau pabaigęs rašyti scenarijaus, tačiau aš jau pradėjau filmuoti patį filmą. Ir kadangi buvo draugų kalbų dalis, aš tiesiog pradėjau ieškoti ir galvoti, kas iš tikrųjų galėtų mano filme filmuotis, kas sutiktų, ir aš susiradau 6 nuostabius žmonės, kurie mano gyvenimą tiesiog verčia nuostabiu. Tada pagriebiau Justiną, pagriebiau Jokūbą, juos visus sudėjau į vieną Messenger grupę ir mes pradėjom tartis, kada pradėti filmuoti intervus. Intervai yra tie kadrai, kur visi sėdi, pasakoja, kalba, studijiniai kadrai. Tai intervus, kad filmuot, susiradau Daivos Gečienės studijoje Daubarėse. Supratau, kad iš tikrųjų ten yra labai geras variantas. Aš susiskambinau su Daiva, su studijos savininkė, nuvažiavau su tėčiu į studiją apsižiūrėti, kaip viskas atrodo. Ir aš pamačiau, aš tiesiog, kai įėjau į studiją, aš jos savininkės paklausiau, ar jūs turite juodą foną. Ir jinai tą juodą foną nuleido, uždėjo tą juodą foną tiesiog ir aš stoviu taip sudėjęs rankas ir galvoju, va čia visas įdomumas ir prasideda. Ir aš tiesiog žiūriu ir aš matau, kaip mes sėdime tos kėdės ir kalbam. Ir tada aš Daivai tikslios datos nepasakiau, kada filmuosim, tačiau sakiau, kad parašysiu dar. Ir mes filmo grupiai Messengerio pradėjom žiūrėti tikslę datą, kada visi 8 ar 9 ar net 10, dabar tiksliai neatsimenu, žmonių galėtų filmuotis. Tai išsirinkom datą lapkričio 2 dieną ir kaip ir jau minėjau, aš scenarijų rašiau iki lapkričio 2 dienos nakties. Tai aš pabaigiau naktį rašyti scenarijų, atsikėliau ryte ir išvažiavau į studiją filmuoti intervų. Šiandien yra lapkričio 1 diena ir aš pabaigiau scenarijų rašyti. Tai žodžiu, rytoj, tai yra už 12 valandų, mes pradedam filmuoti intervus Daubarių studijoje. Tai ir aš tik dabar baigiau scenarijų, tai jo, čia toks biški keistai, biški susivėlinau, bet nieko. Tai labai laukiu rytojaus, žiūrėsim, kaip bus, pagaliau pradedam filmą filmuoti. Žiauriai bijau. Čia va, visas filmas. Čia kas noris, prisistatykit, prisizūminkit. Pavargau, žiauriai noriu miego, bet žiauriai daug reikalų, reikia viską susidėti šiandien, kad rytoj kažko neužmiršt. Ja, varysim. O atsikėliau su labai tokiom vidutiniam nuotaikom. Pirmas dalykas, žiauriai bijojau. Antras dalykas, labai gailėjau, kad pradėjau, nes iš tos baimės pradėjo kilti abejonės, kad man nieko čia nepavyks. Aš sumokėjau pinigus už studiją ir aš nieko nepadarysiu. Ir taip kairį dešinę atsikėliau žiauriai anksti, nes ir miegot nėjo. Ir taip atsikėliau, aš pusryčius valgiau, tada nuėjau pas tėtį į kambarį darbo, mes atsispausdinom visą scenarijų.
ir išvažiavom į Dubarių studiją. O pakeliui užsukau pas savo labai gerą bendradarbį Gediminą Janką. Irgi atskiras ačiū ir labai milžiniškas ačiū Gediminui, kad jisai man paskolino įrangos šitam studijiniam filmavimui, nes aš turiu tik vieną kamerą šiuo metu, turiu tik vieną stovą, o intervam filmuojant reikia 2. Ir aš su Gediminu jau 2 savaitės prieš buvau susirašęs, kad gal jisai man galėtų paskolinti, šiek tiek kaip ir išnuomot lyg ir Gediminas pasirašė šitos idėjos, tai mes užsukome važiuojant į Dubaris pas Gediminą, susikrovėm su tėčiu įrangą į bagažinę, pasiėmėm Elviną, Luką ir Justiną ir išvažiavome į Dubarius. Atvykę į fotostudiją, aš kai atvykau į Dubarių studiją, aš neatsimenu, kada didesnę baimę sujautęs gyvenime, nes aš turėjau belenkiek maišų įrangos, ne maišų, lyg ir dėžių. Tiesiog mano tėtis, aš ir Elvinas tiesiog nešėm tą įrangą į tą pastatą, nešėm ir atrodo nesustoja ta įranga tiesiog. Ir mes viską susidėjom ant žemės ir pradėjom statyti, viską dėlioti visą įrangą. Ir užtruko gerą valandą, užtruko 1,5 valandos, man atrodo. Luka per tą laiką susiruošė, tai atskiras ačiū taip pat Lukai Jankutei, Luka fotografar, kad visiškai savanoriškai pasirašė prisidėti prie šio projekto ir pafotkint ir tuo pačiu prisidėti prie filmavimo. Tai Luka taip pat fotografavo ir filmų viršelį mano YouTube'o, tai ačiū tau, Luka. O tada 12 val. Ten atvažiavo, kaip ir sakiau, susistatėm įrangą per 1,5 valandos ir pradėjom filmuoti. Nusifilmavau 7 dalis. Labai gerai Elvinas sugalvojo, kad reikia ne visiems važiuoti vienu metu, o reikia visiems rašyti, kada turi atvažiuoti. Pavyzdžiui, iš pradžių filmavos, kaip filme matėt, kad žiūrėjot, Rugilė Pijus, tada filmavos Tomas Brigita ir Beatričė Austėja. Ir va tai po 2 žmonės, kad atvažiuoja, kad tiesiog nebūtų ten per daug žmonių ir nesitrukdytų pačiam filmavimui. Ir šitą idėją visiškai buvo pasakiška iš Elvino pusės. Ir aš tiesiog buvau atsisėdęs namuose porą dienų prieš, viską susiorganizavau. Ir mes lapkričio 2 dieną atvykę į fotostudiją pradėjom ten filmuoti. Viskas šiaip vyko sklandžiai iš tikrųjų, gal net geriau negu tikėjaus. Ir ten 2:30 atvažiavo Pijus su Rugilė, 3 atvažiavo Tomas su Brigita, 3:30 atvažiavo Beatričė Austėja ir 4 atvažiavo Jokūvas. Ir visi nusifilmavo savo dalis, visi išvažiavo, likom tik tais aš, Luka ir Elvinas. Luka dar šiek tiek pafotografavo mane, kaip kalbu, ir Luka išvažiavo. Ir likom aš su Elvinu, tada buvo gal 5 valandos vakaro, tai mes jau 5 valandas ten sėdėjom. Ir mums dar buvo likę 6 filmo dalis. Mes buvom nusifilmavę 8, mums dar buvo likusios 6 filmo dalis. Ir aš į Elviną tiesiog atsisukau, Elvinui sakau, žiūrėk, biškį padidinam tempą, nes mes čia sėdėsim iki vėlyvo vakaro. Ir dirbom iki 6, per valandą nusifilmavom visas 6 dalis, tai vieną dalį dedam kažkur 10 minučių. Ir labai greitai viską filmavom ir va turiu kadrą, kaip nusifilmavom pačią paskutinę dalį, patį paskutinį sakinį. Tai... Ir visa tai yra tik pradžia. Vat šitas momentas buvo įspūdingas. Aš kai pasakiau šitą sakinį, aš nuėjau, išjungiau abi kameras, tiesiog atsistojau ir va taip pastovės pradėjau, sakau, we fucking did it. Mes padarėm milžinišką darbą per 6 valandas ir iš tikrųjų labai džiaugiausi, tai intervai buvo nufilmuoti. Ir mes išardėm su Elvinu įrangą, kažkur 7 val. Išvažiavom iš Dubario studijų namo, 7 vakaro. Tai va, per 7 valandas pasidarėm iš intervų pusės absoliučiai visą filmą. Ir aš, kai grįžau namo, aš tiesiog atsisėdau ant šitos kėdės ir buvo toks geras jausmas. Aš iš karto puoliau, įsikėliau failus į kompiuterį, susikūriau intervų albumą ir tiesiog pradėjau ilsėtis. Nežinau, kaip kitaip pasakyti. Ir tada sekančią dieną grįžinau Gediminui įrangą, labai Gediminui padėkojau ir grįžau namo lapkričio 3 dieną ir pradėjau montuoti filmą. Šiaip montuoti sekės labai gerai. Filmo pradžią, kur iš drono kadrų ten viską susimontau labai greitai. Kažkaip taip tiesiog... Palaukit biškį. Klausau. Tai vat, filmo montavimas sekės ganėtinai gerai. Viską greitai montavau, bet buvo problemų su filmo filmavimu, tai neždavau įrangą ir į mokyklą, kaip matėte ten antroji daly, kad mano vardas yra Karis, aš lankau Mažeikių Merkelio Raškausko gimnaziją ir tie kadrai prie Raškausko gimnazijos, tai visi tie kadrai būdavo tiesiog nufilmuoti per langus, per laisvas pamokas mokyklos valandomis ir šiek tiek sunkiai, nes labai daug reikėjo pasidaryti ir aš šiek tiek buvau aptingęs, gal būdavo, kad net savaitę nieko nefilmuoju, aišku, montuoju, kiek turiu medžiagos,
bet buvau biškį aptingęs, tai va savaitę ten kokią nefilmuodavau, ten porą dienų pafilmuodavau, tada savaitę vėl nefilmuodavau. Iki tol, kol neatėjo lapkričio galas, aš supratau, kad aš turiu 1,5 mėnesio tik tais ir aš atsisėdau, įkvėpiau, iškvėpiau ir savo sakau, vakarė, pradėk dirbti. Ir aš tuo metu atsišaukiau visus savo užsakymus iš klientų, absoliučiai nieko nefilmavau, tiesiog viską padėjau šoną ir neprimdau nei vieno užsakymą, tiesiog pradėjau dirbti visiškai ties filmu ir mokytis. Tai tiksliau, mokytis pagrinde ir dirbti ties filmu. Daugiau nieko. Ir lapkričio 24 dieną aš pradėjau montuoti filmo anonsą, kurį išleidau gruodžio 12 dieną, tai lygiai mėnesį likus iki filmo išleidimo. Ir trailerį sekės montuoti iš pradžių gan sunkiai, bet pradėjau pagauti, kas iš tikrųjų, kaip čia viskas veikia, kaip tos filmo anonsus reikia montuoti. Žodžiu, montuoju filmo trailerį. Nieko absoliučiai nefilmavau, realiai. Žiauriai apleidau šitą videką. Filmo. O dieve, kiek dirbau. Bet žodžiu, trumpai ir aiškiai, intervai lapkričio 2 nusifilmuoti puikiai. O šiandien yra lapkričio 24. Šiandien rytį neišlaikiau regitros. Žodžiu, dėl yra tokia, kad žiauriai atsilieku nuo grafiko. Montuoju filmą tiek, kiek esu nufilmavęs. Filmuoju kas 3 dieną filmą. Ir kiek nufilmuojam, sumontuoju. Ir žiauriai atsilieku nuo grafiko. Aš dar net pilnai 2 dalių nesu sumontavęs jau lapkričio 24. Ir aš sėdžiu penktadienio vakarą. Su kruvinom akim. Ir matau, atsiprašau, mano spintą atitraukti. Aš visai labai didelę netvarkę namuose. Kambarį, tiksliau. Ir aš montuoju kiek begaliu, kiek ilgai begaliu. Ir stengiuosi neatsilikti nuo grafiko. Pasivyti, tiksliau, stengiuosi grafiką ir dabar prisėdau pamontuoti trailerį. 2 dieną kaip trailerį montuoju. Nes jisai šit Sherlock išeis anksčiau negu filmas. Kaip ir viskas aišku. Nu tai žodžiu. Stay tuned. Ir sumontavau. Ir aš iš tikrųjų buvau labai patenkintas filmo anonsu. Aš jį sumontavau gal gruodžio 8 dieną ir gruodžio 12 jį įkėliau. Ir iš karto susilaukiu labai daug žinučių. Žmonės kaip, tu čia ką, tu čia kaip. Tai dėl to aš šitą video ir darau, kad papasakot istoriją, nes aš jiem tiesiog parašiau, hebra, aš dabar niekam nieko nesakysiu, jūs patys viską pamatysit. Ir pamačiau, kai filmo anonso peržiūros pradėjo kilti, pamačiau, kad žmonės iš tikrųjų labai domisi šitų dalykų ir atsirado labai daug motyvacijos. Dabar yra 3:30 nakties. Gruodžio 28 dieną ir kadangi aš labai atsilieku nuo savo grafiko, gaunu naktim dirbti. Aš neužtu, nes mano tėvai miega ir aš nenoriu jų prižadinti. Tai va, čia į šitą nekreipkite dėmesio, dar nepakeičiau. Bet va, filmas kol kas atrodo va šitaip. Dirba. Labai noriu miego, neslėpsiu. Bet viskas gerai. Kalėdos praėjo jau. Gaila. Ir atšvenčiau kalėdas ir jau pradėjo laikas labai spaust. Buvau nusifilmavęs filmą, dabar bijau suklyst, bet gal kokias 7 dalis tik tais pilnai. Pradėjau kažkaip, labai pradėjau viską sugalvoju, nespėsiu ten ir taip toliau. Gerai iš tikrųjų filmuoju šitą video, kai jau esu padaręs. Ir aš gruodžio 29 dieną Elvinui parašiau, nespėsiu filmą padaryti. Niekaip. Ir Elvinas ten parašė, blemba, gaila, taip ir taip toliau. Ir aš žiemos atostogas visas tiesiog montavau non-stopų, filmavau non-stopų dieną naktį. Ir labai džiaugiausi, kai dokumentavau visą tai, nes dabar, kai žiūriu aš tus video, koks mano veidas yra išsigandęs ir atsimenu, kaip aš jaučiaus, tas akimirkas, kai aš filmuodavau tus behind the scenes video klipus, aš puikiai pamenu, kad aš juos filmuodavau, žinodamas, kad aš niekaip nespėsiu filmą padaryti. Ir aš ten bandydavau lyg ir atrodyti, kad man viskas gerai, kad aš esu laimingas, kad va čia filmą, kuriu jau viskas į pabaigą, bet absoliučiai taip nebuvo, visiškai. Tai žodžiu, atšventėm naujus, atšvenčiau su draugais naujus ir nuo pat sausio 1 dienos vėl pradėjau žiauriai kipti į darbus ir tik tais sausio 5 dieną aš nufilmavau paskutinį filmo kadrą.
kas yra šeštadienį, o aš jau penktadienį ateinantį, kas yra už 6 dienų, turėjau įkelti filmą. Kas nežinot, kai tu filmą sumontuoji per savo programą, tu jį dar turi surendinti, suprocesuoti, kad filmas iš programos persikeltų galutinis į kompiuterį. Ir aš galvoju, kad tai užtruks virš savaitės, nes aš jau esu kėlęs tokius video ir man labai ilgai truko tokius didelius. Ir aš galvoju, o blema, gerai, gal ir spėsiu padaryti ant pirmadienio, antradienio, trečiadienio, bet man iki penktadienio to filmo nesurendins. Ir aš nufilmavęs sausio 5 dieną, tai yra šeštadienį pabaigęs filmuoti filmą, aš tiesiog sekmadienį buvau Vilniuj. Ir galvoju, oh shit. Sėdžiu, aš kai buvau Vilniuj tuo metu sausio 6-7 dienom, aš galvoju, oh no, kaip dabar, kodėl aš esu, aš norėčiau dirbti. Ir aš grįžau namo sekmadienio naktį ir man pirmadienį reikėjo į mokyklą. Ir aš visą dieną pirmadienį mokyklai puikiai pamenu, drebėjau visą dieną, tiesiog su draugais kalbėjau normaliai lyg ir, bet žiauriai didelę baimę jaučiau viduj, kad, nespėsiu filmą padaryti. Ir aš grįžau iš mokyklos 3, man atrodo, valandą ir tiesiog sėdau prie filmo. Ir tą dieną aš neėjau kažkokią repeticiją ir aš kažkur nuo 3:30 iki 12 vakaro montavau filmą, neatsistodamas nuo šitos kėdės, kiek reikėdavo išeiti iš kambario tik tais. Ir aš spėjau, ir aš negalėjau patikėti, ant emocijų labai paėmė. Ir aš kai pabaigiau to filmą, aš tiesiog atsilošęs taip sėdėjau ir žiūrėjau į kompiuterį, į tą užbaigtą projektą. Užbaigtas projektas atrodė, taip. Ir iš tikrųjų negalėjau patikėti, kad viskas yra padaryta, tačiau dar turėjau surendinti. Nesimato. Gerai. Čia matysis. Boom. Oh my god. Dabar fucking 11:30 beveik. Man rytoj mokykla. Bet tai yra lemtingas momentas. Galim countdowną. 3, 2, 1. Let's go. Dabar reikia laukti. Ilgai laukti. Ir aš įdėjau rendint, nuėjau miegot, atsikėliau antradienį į mokyklą, atsikėliau trečiadienį į mokyklą, atsikėliau ketvirtadienį į mokyklą, 7 ryto įsijungiu kompiuterį, filmas susirendinęs. Ir aš galvoju, yes. Ketvirtadienį mokyklai buvau, nesjokios nuotaikos, niekas nuotaikos negalėjo sugadinti tą dieną. Ir aš pamenu, ketvirtadienį grįžau iš mokyklos ir filmą žiūrėjau iš naujo, ieškojau klaidų, bam, žiūrėjau, peržiūrėjau filmą kokį 10 kartų. Penktadienį grįžau iš mokyklos, buvau nutaręs, kad filmą kelsiu 7 vakaro, peržiūrėjau, jokių klaidų lyg ir nėra. Ir penktadienį 6 valandą su visų draugų būriu susirinko pas mane pažiūrėti filmą. Be 5-7 jie nusileido į apačią prie teliko pas mane salone. Aš likau sėdėti ant šitos kėdės ir įkėliau filmą. Sausio 12 dieną, penktadienį, 7 valandą išleidau savo filmą. Šiuo metu filmas turi virš 3000 peržiūrų ir man čia yra kažkoks kosmosas. Sunku iš tikrųjų dabar sėdint čia prisiminus pagalvoti, kokį kelią aš ir mano komanda ir mano draugai nuėjom per tuos, 4 mėnesius. Yra praėjus savaitę dabar po filmo įkelimo ir vis dar nesuprocesuoju iš tikrųjų, kokį darbą padarėm. Ir tariu labai didelį ačiū visiems žmonėm, kurie žiūri šitą video, kurie žiūrėjo filmą, kurie prisidėjo prie filmų kūrimo, kurie prisidėjo prie to nueito mano kelio per tuos metus. Atskirą ačiū tikrai sakau Gediminui, sakau savo giminaitei Ingai, kuri ir tarp kitko sugalvojo filmo pavadinimą Permainų metai. Turiu atskirą ačiū Elvinui, turiu atskirą ačiū savo draugam Justinui, Jokūbui, Pijui, Tomui, Brigitai, Austėjai, Beatričiai, Rugiliai, kurie sutiko nusifilmuoti šitame filme. Dar pamiršau paminėti, kai aš išleidau anonsą. Santarvė man vėl parašė, kad nori iš manęs paimti interviu ir vėl parašyti straipsnį. Ir aš visiškai nedvejodamas susitikau kažkas skanaus su Santarvės redaktorė ir jinai paėmė interviu ir aš pamačiau straipsnis visiškai buvo nuostabus, labai džiaugiausi iš tikrųjų. Ir apibendrinant filmą,
Visas filmo procesas truko 121 dieną, tai yra 3 mėnesius ir 30 dienų. Filmą filmavau apie 80 dienų, filmo montažas man užtruko apie 350 grinų valandų, tiesiog sėdint prie kompiuterio ir būnant pasijungus programą, tai 3,5 valandų čia yra kosminis kiekis. Scenarijų rašiau 48 dienas. Žodžiu, viskas susideda ir dabar, kai žiūriu šitų skaičius, sunku patikėti iš tikrųjų. Kad ir ant kiek buvo laiko įdėta į šitą filmą, išlaidų įdėta į šitą filmą, aš niekada gyvenime, įskaitant dabar, nesigilėsiu, kad dariau šitą dalyką. Atėmė iš tikrųjų labai daug laiko, atėmė labai daug energijos, iš tikrųjų keletą kartų buvau lyg ir ant tos pasidavimo ribos, bet nesustojau ir kūrėm ir padarėm. Ir dabar yra kosmiškai geras jausmas iš tikrųjų. Tai vat, ačiū dar kartą visiems. Manau, kad gyvenime dar turėčiau ne vieną filmą sukurti. Dabar pradėjau jau projektuoti šiek tiek ant vasaros visokių projektų. Viską paskelbsiu tikrai ne už kalnų, ne už ilgą laiką, nes tikrai nesimato galbūt netgi dar didesni projektai. Tai jo, ačiū dar kartą labai visiems, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, tikiuosi jis jums patiko, tikiuosi, kad neprailgo šitas video ir viską papasakau gerai ir išsamei. Ačiū milžiniškas jums visiems ir iki kitų kartų. Šitas video turbūt gausis ilgesnis negu pats filmas.